Labą dieną, atėjo ruduo ir metas bulvėm kasti. Kadangi visi kasa bulves, tai aš nenoriu atsilikti nuo kitų ir irgi taip pat kasiu bulves. Bet šį kartą kasiu ne bet kokias, o vandenės bulves. Bandysim susirasti kitokio maisto vandenį, turiu meškerę, gal pavyks pažvejoti ir pasiliksiu miške per naktį. Tai kaip man seksis, kviečiu žiūrėti. Ačiū savo kelionės draugams UAB Traidenis, kontribistams ir visiems kitiems, kurie prisidedat prie mano turinio. Paspaudžiat laiką, komentuojat ir keliaujam į nuotykius gamtoje. Pagaliau lietuviškas miškas, lietuviškas kvapas ir lietuviški uodai. Buvau visai pamiršęs, kad tokie egzistuoja. Po Norvegijos ten tokių dalykų nelabai yra, o čia labai jaučiasi. Dieną gal iškentėjusi, bet naktį bus reikalų, nes nieko neturiu ką nuo jų pasislėpti. Nei tinkliukų pasiėmiau nieko. Tai yra atvirai visai ruošiuos miegoti. Nu ką dabar, 30 laipsnių karšta belė kiek. Tai eisiu biškį pagrybaudamas link vienos upės ir ten įsikursiu. Nuėjau kelius kilometrus, bet jau visas šlapės. Kai važiavau 30 laipsnių buvo, tai eina savo, čia turbūt miški tas pats. Dar aš su kuprinė, tai jo, yra reikalų. Nu kiek einu, žiūriu, miškas irgi padžiūvęs, grybai kažkiek padžiūvę. Ir nieko doro nematau, ta prasme valgomų grybų. Nu gal surasiu dar. Šiek tiek dar yra apie kilometrą ėjimo. Pirmas liktai baravykas, bet oi, jau pavargęs biški šitas. Čia dar kažkoks irgi. Su spirgais matos viduje. Nu, tokį gal irgi nevalgykim. Nu ką, čia mes turim dar vieną. Sukirmėjęs be desertui bus pats tas man. Šliurpalams. Turiu pintinę pasikabinęs, tai įsimetu. Kas čia dar toks? Nu, lepšis. Nu, irgi gerai įsimetam. Tai jau buvau nusivylęs, galvoju, nebus šliurpalų. Šliurpalų šiek tiek prisirinksiu vis tiek. Nu, ne šliurpalai, bet šis tas bus. Kadangi prieš 3 savaitės svečiavaus Dzūkijoj, tai va, primokina mane, kad tokie grybai yra valgomi. Mes žemaičiai tokių nevalgom. Jų ir nebūdavo anksčiau, dabar va atsiranda viena kita. Žvinabudė. Nežinau, čia tokia labai išdžiūvus, bet gal paragausim. Visai gal ir nieko bus, jeigu nebus labai sausa. Atradau 2 žvinabudės. Viena maža, viena didelė. Dėl tos mažos tai juokauju. Šitą mažą suvalgius tikriausiai greit Anapilin iškeliautumėt. Čia žalsvoji musmirė turėtų būti. Dažniausiai ir apsinuodėjama nuo žalsvosios musmirės, kadangi sumaišoma su žvinabudė. Jos mažos labai vienodos yra. Prisiskinkim vandeninių mėtų, nes baisiai troškina. Prakaituoju eidamas, čia karšta belė kiek. Tai jau vakarų nesulauksiu, reikia dabar pasidaryti arbatos. Buvo naktį, jeigu prigersiu, tai vėl sapnuosiu, kaip noriu į tualetą. Galvoju, kol nepradėjau braidyti, tai pabandyt man su misalinė pamėtyt, gal kažką pagausim greičiau. Nu, čia upė irgi nėra labai tinkama, smulkmė gyvena, bet gal kokį aukšlę ar strepit, gal šapaliuką pagausiu. Och, tu blėt. Turėjau kažkokį žuvį, bet nepakėliau nuo dugno. Turbūt nepraeisiu, čia vandens pilno. Su ta muselinė užsižaidžiau. Žiūriu 7 valandas, reikia eiti bulvių kasti man. Nevalia tiek ilgai.
tiek ilgai žais su meškere. Nu, dar kelis kartus užmetu čia iš tos pusės ir varau. Na, užteks šiandien turbūt su muselka. Einu. Nu, bandom ieškoti strelalapių papliauškų, ale vandeninių bulvių, bet kažko man šiemet žiūriu taupė tokia pasikeitus. Ir aš nieko nematau. Nei vieno lapo. Pasirodo, bulviakasis gali būti ir toks, kad bulvių neaišku, kur yra. Ieškom. Suprantu, čia potvynis gal buvęs toks didelis. Čia gal viską nutarkavo. Aš va žiūriu, kaip suversta dumbliai. Čia prieš kokius 2 metus tai rinkau. Buvo tų bulvių. Gal kokie šernai iškniso. Vieną radau lapą, augalą. Tai mažo ir surasiu bulvę gal. Va, augaliuko tokie lapai. Strėlė. Va, reikia kišti ranką ir žiūrėti. Augalo šaknis vienoje vietoje, o gumbai kitoje vietoje. Po augalo ranką. Kai aš nesuprantu kažkoks. Kokia šaknis turbūt ne. Jo, ne to augalo. Čia bulvė kokia. Va, kiek nuo augalo. Tai va tokia bulvytė. Va čia dar maža, būna didesnių. Bet gerai, paimkim. O čia toks mėtų kvapas, o kokie kerai mėtų. Tai skaniai kvepia. Vieną užutekį žinau, tai patikrinsim ten. Bet nesuprantu, kodėl jau sunykę šitie augalai visi. Nu, bulviakasis darbas rimtas. Va, būna trauki, ir nieko nėra. Nu, dar švendrų, jeigu bus, tai švendrus irgi bus galima valgyti ir virti. Va, dar vienas keras. Kišim ranką, iškosim bulvių. Va, čia jau pavyko šiek tiek didesnį rasti. Iš 5 šaknų, kiek čia buvo, 3 pasiekiau, 2 nutraukiau. Nu, neblogas toks krūmelis. Nu, parbėgau iš vandens, po 8 greit su tema. Tai reikia greit laužą kurti, arbatą daryti. Ir vakarienį. Nu, va, prakuram tuošius. Reiktų, aišku, pasmulkinti. Šia labai jau valdiškai tą beržą tošį. Nuplėšiau nuo seno medžio. Kai miške 30 laipsnių, tai viskas išdžiūvė. Nu, okei, čia viskas sausa. Dega gerai, kai viskas sausa. Ką, uždėsim vandens, arbatos pasidarysim. Va, po truputį vanduo verda. Dėsim tuoj mėtas.
Nu, ir biškį pavirsim. Gerai, kad nedaug vandens, tai būtų arbata mano išbėgus. Reiks turbūt eit dar medžių parsinešt ir kepsim grybus. O, kaip skaniai kvepia mėtos. Kažkaip šiemet nežinau, kodėl šitų mėtų niekad... Nu, šiemet tokie žygiai mano buvo keisti. Va, dabar mėtų galima atsigert, grįžt, kaip sakyt, į normalias vėžes. Liuks. Nu, va, bulių prikasiau šiandien kokias 12. Tai rytoj parodysiu. Žodžiu, laivą dariau ir viskas man užgeso. Bet liktai iškepi grybai, galim iš dar paskrudinti. Nu va, užkūriau laužą, bet viskas išsikrovė, visi prožektoriai. Nu va, grybukai kepa. Tuo reiks ragaut. Nu, baigė mano grybai iškepti. Nežiūrėjau, tamsoj valiau, ar yra kirmilių, nėra. Viskas bus baltymai. O, jėga. Baravykų buvo pasilgęs. Keptų. Nu, baravykas su skylutėm, nieko nedariau, bet skonis lygiai toks pat geras, kaip ir be skylučių. 10 valandų, dar iš tikrųjų pakimarinsim, pusvalanduką gerą ir varysim miegot. Labas rytas. Kol dar miegmaišį buvau, dar atrodo nieko odai, bet tik pradėjau išlindinėti, iškart pradėjo kapot. Visą naktį miegojau galvą užsidengęs, nemėgstu labai to zvimbimo. Šiaip kiek esu pastebėjęs, kad jeigu su vienu kilimėliu miegi, kažkaip daugiau vabzdžių ateina, vabalų visokių, o vat kai pasikloji šitą, tai jie kažkaip palenda po apačią ir neateina ant viršaus. O parodys, kokių vabalų būna, kai miegi. Va, koks žygis gražus. Tai baisiai kreps, dar jie stiprus, lenda visur. Einu paieškot kokių dar šliurpalų iš ryto, gal rasiu. Vakar čia biškį praėjau, tai radau kelis. Nu, nieko gero per naktį nepriaugė. Va, kokį gražuolį užmačiau. Va, toks gražus grybukas, bet minkštas kotelis. Tai bus tikriausiai sukirmijęs. Pasivaikščiau, va, dar vieną radau. Uždėsim to jo benzino. Supleškės viskas. Nu, kažko nenoriu. Ai, va, dega. Nu, va, vanduo po truputį verda. Skani arbata mėtų. Jau kartojas, bet iš tikrųjų buvau pasilgęs. Nu, panašu, šiandien vėl bus gera diena. Ne gera, sakyčiau, net karšta turbūt.
Vėsų dabar miškai jaučiasi ta drėgmė, bet toj saulė pakilusi, tai živins ta drėgmė bus labai karšta. Eisim atsigėrę arbatos švendrų. Parodysiu, kaip atrodo šaknis, jeigu rasi, nes čia tokia vieta, kur nėra gerai, nėra daug tų švendrų čia, upė pakankamai švari. Tai šiaip su visais turbūt augalais, ypatingai vandens augalais, jeigu auga užterštose upėse, tai geriau nerinkti, nes šaknis sukaupia nemažai teršalų. Aišku, ten kartais vieną kitą kartą tai nieko, bet jeigu ištisai valgysit ką nors nežinau, yra kas tokių valgančių ką nors ištisai, tai nėra geras dalykas. O ten auga švendrai. Nu ką, bandom leistis. Na, atrodo, visai gerai čia. Gal ir nusileisiu. Na, žiūrėsiu, kas čia gero. O, čia toks dumblas. Smunku gerai. Jo, bet tie švendrai tokios ir gyvena. Gal neužsilenksiu. Jo, čia daug šaknų yra. Eina savo čia. Nebeišlipsiu. O, šitas jaunesnis augalas, pas jį šaknų geriau yra. Gerai, reikia lipti lauk iš tos smirdalinės. Va, šaknis. Tie galiukai balti, tai labai gerai. Gerai, veisliai. Veisliai palikim, o pasimkim šiek tiek valgomą. Einu atsiprausni. Okay. Šitos yra pačios skaniausios, nes šviežiausios, ką tik išaugusios. Na tai va, dabar biškai apsitvarkysiu, nusilupsiu ir paruošiu virimui. Va, tai tas smulkesnės, tai tik šiek tiek nulupo žievelę, kad nebūtų purvų, nes čia dažnai labai būna tos dumblas toks ir jis pasilieka giržda po to tarp dantų, kai valgai. Gal man užteks, jau čia daug nereik labai persistengti. Namie turbūt žmona bus cepelinų išvirus. Ne, juokauju. Tai va, tų bulių šiek tiek pririnkau. Nežinau, turbūt jas gal tik nuplausiu švariai, o kai valgysiu. Arba valgysiu irgi su lupenom, taip sakant. Paskutinį, kai kartą bandžiau bulgarį, tai žiauriai burną išdeginu. Gal kitą rūšis, nežinau, bet spjaudžiausi gal visą dieną. Tai buvo kartų burnoj. Sumetėm bulbas ir švendrus. Atsisėdimui. Pasivalikim biškį grybų. Nu, šį kartą valau grybus, sakykim taip, nežiūrėdamas. Yra ten kažko viduje ir nėra. Dar lašinukų biškį pjaustom. Viskas kepa, viskas verda. Dabar lauksim. Išveri švendrai su bulvėm vandeninėm arba strėlalapėm papliauškom, tie rutuliukai. O čia grybukai pasikepė. Tai va, ragausim.
Senesnės šaknis jau sunkiau sukramto. Faktiškai tik tai reikia baltas tokias jaunas rinkti. Jo, primena virtus gal kopūstus. Šiaip apskritai tiek strilapėse papliauškose, tiek švendrų šaknyse yra daug, sąlyginai yra krakmolo nemažai. Šiaip ir energijos gauni, ne vien, kad užvalgai ląstelienos. Tai va čia tokie reti produktai, kur gali energijos gauti. Tarp dantų traška biškai žvyras, nes voveraitės jau tokios buvo. Bet to baravykai tai super. Nu, paragausim dar vieną bulvę. Kažkaip bulvių aš bijau valgyti po Bulgarijos, nes Bulgariją kažkokią buvau suvalgęs panašią. Arba tokia pat, nes nieks man nepasakė, kuri rūšis. Tai žiauriai burną išdegina. Bet šitą lyg tai nieko. Va valgau. Gal lengvas toks. Lengvas gal toks kartumas. Ar aitrumas gal net nežinau reikti sakyti. Dar žinau, lyg tai lūgnių lapą irgi valgom, ta lūgnių šaknis valgomos, bet irgi lyg tai kartokos reikia jas nulupti, žievę nulupti. Bet vis nesubandęs dar. Tas aitrumas pasirodys su bulvėm. Visai gal ir nieko jos. Arba kai kurie individai gal ir kartesni, kiti ne. Kiti visai valgau. Beveik jokio skonio. Jo, matyt skirias. Gal nukaiš žievę reikėjo geriau. Aš realiai tik nuploviau. Reikia dar pasibandyti kitą kartą. Nu va, užkandau, jeigu būtų dar kokia žuvis buvus, bet šį kartą nebuvo, tai labai nepergyvenu. Va, radau šiukšlių maišą su buteliais. Nu ir man nesuvokiama, kodėl reikia tokioj gražiai vietoj palikti gamtoj. Dar supakau, suprašiau dar išmėtyt gali, bet dabar supakuoju ir net neišmeti. Nu, man porą kilometrų nešti iki mašinos, bet nusinešiu tas šiukšlės. Tiek jau to karts nuo karto atvažiuoju tokią čia stovyklavietę. Jo, nu žmonės būna įvairūs. Nežinau, ko tą gamtą važiuoti, jeigu šiukšlinį. Po togi norės vėl atvažiuoti. Negi bus malonu vėl tarp tų šiukšlių. Gal kažkam ir malonu jau. Bulvekasis pabaigtas, bulvės suvalgytos. Į pabaigą. Ačiū draugai, kad buvot. Jeigu čia žiūrėjot, paspauskit laiką, užsiprenumeruokit. Galit patapti Contribui arba Patreon rėmėjais. Video prašymai ir nuoroda. Ir iki kitų susitikimų. Ate.